Kas vyksta iš karto? Sviecet. Glaziai sviecet. Labas žiūrovai, sveiki atvykę į Garliavą, kaip sakydavo teta Laima. Šiandien esam su Mindaugu, važiuosime su keturračiais kažkur tai į mišką. Turim palapinę, turim mėsos, turim šernų likerio. Planas praleisti naktį minus, vėl nežino, 15, 16, 17 laipsnių šaltyje. Dar neįsidėjom vieno daikto. Kokią? Keptuvę. Kišk čia už to diržų. Viskas, esam pasiruošę. Jau beveik vidudienis. Daug reikalų buvo daiktus sutalpinti. Beje, bus pirmas kartas mano su keturračiu. Realiai kažkur važiuojant. Tai bus įdomi patirtis. Pasirinkau turbūt ne patį geriausią orą tokiai transporto priemoniai. Bet turiu keptuvę, jeigu kažką pasikepsiu, sušilsiu. Gerai, gana medinių bairių. Deginsim juos vėliau vakare. Pečiukę, maunam šalmą. Pradedam žygį. Nu ką, toks parkingas įvyko, tai parodysiu. Kelias slidus, šlaitas, provėžos, šiek tiek užmetė žemyn ir po to, o toliau nepasakosiu, toliau matot patys. Pravažiavimas, o traukinys. Ką mano žiūrovai? Parašykite komentarą. Ar važiuotumėt su keturračiu per šitą apledėjusią upę ar ne? Su skolintų keturračiu, nes savo pirmą kartą gyvenime važiuodamas, tai tikrai ne aš važiuoju pirmas. O čia bandyt važiuot. Ir tada jeigu jau sėdi, savo gervę veikia? Kokio ilgio gervę? 10 metrų. Ten vamzdis yra į ką kažkaip. Šiaip net nesuvirpėjo, net nesutraškėjo, jokių garsų nebuvo, panašu, kad tikrai solidu. Važiuojam. Nu, šaunuolis. Gerbiu. Briedis. Į kelią iššoko briedis. Nežinau, ar pagavo kamerą, bet geras ženklas.
Ką, daiktų savo. Raidas man labai patiko, oficialiai noriu pasakyti, kad aš esu keturračių žiemą žygių fanas. Žiaurus, ta prasme, ant kiek fainiai buvo per tą visą miškelį lėkti. Tai wow. Šarnų raketinis kuras. Saldutis, skanutis. Išsinuomavom palapinę ir bičas tiesiog geranoriškai paklaustas sutiko paskolinti savo sniego kastuvą. Kad nereikėtų investuoti mums 30 eurų, tai dabar nusikasim vietą palapiniai. Gero rūkimo kaminėlį. O, kaminas rūkta. Išrinko popiežių. Šiaip turim belenkiek maisto, gaminsim kažką tai, bet dabar greitas bomžpakių užkandimas, kad būtų biški energijos. Ir šilumos. Ir šilumos. Pečiukas kol kas taip sunkiai kūrenasi, turim problemų gal su malkos kokybė, gal biški šlape galėtų būti, tai eisim paieškot gal kitos dar medienos. Tai ką, update'as? Reikia pas logopedą nueit, biškai kartais sunku ištart žodžius. Situacijos update'as, tai yra situacijos atnaujinimas, nauja informacija apie mūsų situaciją. Ką mes išsiaiškinam? Kad pačioj pradžioj prisipjovėm šlapių puvėkų, dėl to gerą valandą, gal 2, čia baisiai dūmino. Mes čia priklaupęs, aš čia pučiau į tą pečių, kaip niekad nesupūtęs niekur. Bet po to mes supratom, kad kažkas yra ne taip ir radom sausuolį, nusipjovėm ir dabar turim normalių malkų, tai žiauriai gerai dega, viskas praksi, karščio yra, kunkuliuoja jau kopūstienė su šonkauliukais, Mindaugo receptas. Pradžiai atrodė, kad čia bus sunki naktelė, bet malkos išsprendė situaciją, tikrai šilta, sąlyginai šilta, bet būti yra čia zeba. Sniegelis tirpsta, daromės geriamą vandenį, sriubytė kunkuliuoja. O, pasmeigiau. Šiaip gera. Tu įsivaizduoji, pasirodo, vanduo krenta iš dangaus. Prisisemi, atsitirpda ir vanduo. Nemokamas. Nemokamas.
Klausimas jums, o ką daugiau žiemą miške palapiniai veikti? Kepti blynus galima, kortom, šachmatais galima žaisti, galima bezdėt, galima gert, galima dainuot, galima šūkauti, galima pasakoti siaubo istorijas, galima pasakoti anekdotus, galima skambinti žmonai, sakyti, kad pasilgai, galima įskviesti gelbėtus, kad išgelbėtų. Bet kai tu skambinsi šaukties pagalbos, tavęs dispečerė klaus, kas jums nutiko, kas vyko, kodėl jums reikia pagalbos. Nu, realiai ilgesys, namų ilgesys. Vyrų jėgos išseko, Urbikas nemažai pjovė malkų, aš skaldžiau, nešiau. Bet tikrai po tokios dienelės jau jėgelių rezervas sumažėjo. Bet čia dabar į virškinimą perėjo visos jėgos. Aš į virškinimą. Bet panašu, kad artėja toks jau ir miegučio laikas, poilsio laikas. Lavytė paruošta, Urbikas ant eglišakių guli, vargšas žmogus. Nu, jaunas tėvas, nelabai tų pinigėlių yra. Nėra taupama. Nu, aš tai žinai, iš Dekatlono lova, karalius. Daug šiandien nuveikėm visko. Įsimintiniausia gali flashbacką, kas tau įsimintiniausia buvo? Žinok, man tai briedis. Kaip šoko per kelią, tai buvo toksai, oh my god. Viskas, metas čiūčia liulio vaikai. Nu ką, susimatom ryte, jeigu mes to ryto sulauksim, duok dieve. Mindaugas atsikėlė, galim pakalbėt. Pakalbėt, kas iš tikrųjų vyko praeitą naktį. Kol vieni knarkė ir parpė. Kažkas pečių. Jo, aš buvau papuolęs į naktinį budėjimą. Miegmaišį pusę velnio, sakyčiau, taip kad šalta būtų, gal nebuvo. Buvo tokių momentų, kur biški, tai persivertė ant kito šono arba ant nugaros, žinai. Aha. Ir tada viskas neblogai. Bet update'o norėčiau pasideitinti įrangą. O tai ką keistų? Gal kokį miegmaišį, tokį žeminį. Jo, o ne du rudeninius. O. Sako Mindaugas, kad reikėtų daugiau kaip čia sandarumo, oro kontrolės sistemų ir galiu tik patvirtinti. Tu jį visą buvai uždaręs, o jis traukė, kad kaminas raudonas buvo. Jo, jeigu išeitų būtų sklendutės geros ir dar prie kaminėlio gal būtų, tai išeitų reguliuoti tą traukimą. Kaip ir buvo YouTube videos, kuriuose žiūrėjau apie pečiukus, tai ten prisisuka ir ta prasme užmetus malkų valandą, dvi kūrenasi, žinai, o čia nuolatos traukia, net jeigu visiškai. O ar buvo kaip panašus tas pečiukas? Visiškai užverint, tai visi panašiai atrodo, tik tai pas vienus stikliukas būna šone, pas kitus čia, bet sakau, tas sklendutė būna ir dar ten turi prie kaminėlio kažkokį tai traukimo reguliatorių, žinai. Bet va, pažiūrėt, varytum taip su palapinė, pečiuku ir tarkim be pjūklo. Ragas. Ten tas pjūklas. Net su kirviu, ta prasme, būtų buvę sudėtinga dėl to, kad nebūtume tiek sukapoję ir su pjūkliuku gali atsimatuoti, pečiukas vėl specifinio ilgio, malkytė turi būti ne per ilga. Galima ir šautautą pjūkliukui. Šautautas pjūkliukui, jo, žodžiu, jeigu varat su pečiuku reikia ir pjūkliuko. Ir pagrindinis šio ryto svečias yra Briežas Galas iš Lidlo. Tikėkime, kad mums nebus galas.
Best. Kavytė su kondensuotu pienu. Best. Ulala. Pažiūrėkit, kaip čirška, kaip spraga, kaip kunkuliuoja viskas. Briežas galas, sriuba. Labai išraiškingas pomidorų kvapas yra. Pomidorinė su elniena. Užkandom. Ir užsikūrė be problemų. Jokios intrigos, kaip mano. It's rap, suktinis susuktas. Stoklavietė išardyta, kaip matėte, nebuvo lengva. Palapinė vienas, nežinau ar susukčiau. Einam, pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Tai va, biškį ištirpdėm sniego, padarėm vietos briedžiams miegoti, žemė įšilus. Tikrai manau, kad turėtų būti jiems gera vietelė. Taip pat malkų palikom briedžiams, jeigu norėtų laužą užsikurti. Kopūstų, ne, ant kopūstus pasimsim, aišku. Superinė diena, vėl saulė šviečia, afigienai, bet laikas traukti link namų. Dar valanda kelio. Išgyvenom su Mindaugu žiauriai toj palapiniai tenai. Nebuvo labai ekstremalu, bet tikrai nepasivaikščiojimas lengvas parke, vis tiek reikia dirbti, ne? Bet pagaliau planas įgyvendintas, tiek metų galvota, kad reikia išbandyti palapinę su pečiuku. Čekas, pabandykit ir jūs. Visai prikis, žiema graži. O mes ką, kuriam kuodus ir lekiam jaučia, ne? Kuriam. Gal ir kokį briedį pamatysim. Palikikit laikį, parašykit komentarą, kokį galite pažvengti, ką ten blogai darėm, ką ne taip darėm. Kažką parašykit, būtų smagu. Tai va, linkėjimų iš miško ir susimatom kada nors kitam video. Pamiršau jūs pasimt, varom kartu. Sušalsi čia, miške man.